Sutarimas dabar vyriausybės pusvalandis gausis, klausia tik opozicija, po pusvalandžio mes išklausysime informaciją ir bus galimybė taip pat užduoti klausimus dėl situacijos aptarimo vakar dienos. Dabar eilės tvarka, pirmasis klausia Mindaugas Lingė. Prašom. Ačiū už galimybę klausti. Tai aš noriu klausti premjerės. Tai be abejo, kad visi turbūt didelį dalį šiandien klausimų suksis apie vakar dienos įvykusią tokią patikros operaciją, budrumo operaciją ir kaip reagavome, ką identifikavome ir ko galime mokytis. Jūs vakar atsiprašėte už siunčiamą žinutę, kad tokių žinučių žmonės sulauks daugiau, perspėjimų apie grėsmes. Ir suprantame, kad tenka balansuoti tarp skirtingų pasirinkimų būdų, nes tai yra naujos situacijos. Sekmadienį buvo pasirinktas, matyt, kitoks veikimo būdas, nuo ryto iki vakaro to žinių nebuvo jokios apie kitą rastą droną. Tai kai daug kalbame apie algoritmus, kaip neprarasti žmonių budrumo, tinkamai reaguoti į siunčiamus pranešimus. Ar matote poreikius, kad tie algoritmai turėtų būti koreguojami pagal kažkokius kitus kriterijus, kada tikrai išgirdus signalus būtų reaguojama adekvačiai, daroma pagal instrukcijas, o nenumojus rankas, nekreipiama dėmesio ir kai iškiltų tikrai reali grėsmė, tektų turbūt jau vėl apgailestauti, kad turime prarastą žmonių budrumą, kaip su tokiom problemom jau yra susidūrusi ir Ukraina savo laiku. Ačiū už klausimą ir iš tiesų ačiū jums už tai, kad jums rūpi. Ir tai, kad kalbamės dabar būtent tokia tematika, man atrodo, yra labai svarbu ir tai vienas irgi iš švietimo elementų. Ir iš tiesų vakar diena parodė, kad turime tam tikrų spragų ir ne visi pakankamai pasiruošę tam tikrai ekstremaliai situacijai ir sudėtingai dienai, bet man atrodo, kad šiandien ypatingai yra svarbu pasakyti, kad padėkoti pareigūnams ir kariams ir visiems specialistams, kurie vakar prisidėjo prie ypatingai sunkaus darbo, kurie pradėjo dirbti nuo pirmų minučių. Ir mes be abejo į kiekvieną spragą žiūrime labai rimtai. Ir todėl jau šiandien yra vertinama perspėjimo sistema ir jos veikimas skirtingose regionuose, yra peržiūrimos institucijų reagavimo procedūros, matyt, reikia dar kartą peržiūrėti šitą dalyką, tikrinamas priedangų prieinamumas, nes pamatėme, kad matyt dar labiau kontrolės reikia mechanizmų. Lygiai taip pat yra dirbama su pavaldžiom institucijoms ir dar kartą ministrai ruošia specifinius jų sričių vienlapius, ką reikia daryti, dar kartą informuosim, nors prieš tai irgi pasikėlėme visą istoriją, buvo ne vieni mokymai, buvo informatumas, bet matyti tam tikras panikos priepuolis, jaudulys, kas labai suprantamas ir tikrai suprantu tuos jausmus, kuriuos išgyveno vakar gyventojai, pakišo koją, iki galo nesudirbti taip, kaip yra sudėliota algoritmuose. Tai šiandien yra labai svarbu pasakyti, kiekvieną signalą turime vertinti rimtai ir atsakingai ir vadovautis tomis instrukcijomis, kurios buvo išsiųstos tarnybų. Būtinai vadovautis oficialią informaciją ir naudotis tik tai oficialia paskelbta informacija. Tai pamokas mokomės iš pamokų, kurias gavome ir labai tikiuosi, kad su kiekviena grėsme išlaikysime ramybę, solidarumą ir budrumą. Klausia Domas Griškevičius, prašom. Dėkoju. Norėčiau klausimą užduoti krašto apsaugos ministrui, gerbiamam Kaunui.
Prieš kelias dienas savo socialiniuose tinkluose parašėte apie planuojamas investicijas Šiaulių oro uoste susijusias su NATO poreikiais, bet taip pat irgi užsiminėte apie tai, kad ateities civiliniams poreikiams tenai nebematote. Aš noriu vis dėlto jūsų paklausti, ar tai yra normali praktika, kada savivaldybė investuotojai, kuriuos šiuo metu yra padarę investicijas, planuoja naujas investicijas, turi sužinoti tokią informaciją iš ministro socialinių tinklų. Kitas dalykas, kaip tai koreliuoja vis dėlto su regioninė politika, kada siekiame pritraukti investicijas į regioną ir koks tai yra siunčiamas signalas investuotojams, kurie nėra niekada apibrėžti ir nežino, kada pasikeis kažkokios tai aplinkybės ir jų padarytos investicijos gali nuplaukti į šoną. Kitas dalykas, jūs ten akcentuojate, kad civiliniai sryčiai negali būti skirtos lėšos, tai aš tik atkreipiu dėmesį, kad savivaldybė ir neprašo jokių lėšų skirti, tik prašo pratęsti nuomos sutartį terminalų. Ačiū. Ačiū labai, tai aš patikslinsiu, kad Krašto apsaugos ministerija yra išsiuntusi ir raštus, normalia praktika, išsiuntusi ir raštus, gal tie raštai dar nėra pasiekę. Šiaulių meras tikrai žino apie situaciją, kad jisai labai daug komunikuoja, užsiema Facebooko kažkokią tai diplomatiją vietoj to, kad atvažiuotų. Bet raštai yra išsiųsti. Dabar atsakant labai aiškiai ir nuosekliai. Norint, kad mes turėtume NATO standartus atitinkančią karinę bazę, civilių tenais negali būti. Tiesiog negali. Ir vienas momentas. Antras momentas, jeigu mes norime turėti tokią bazę, reiškia, mes turime investuoti papildomus, kaip aš surašiau, 100 milijonų. Ir tai reiškia, yra ir nusileidimo takų rekonstrukcijos, kurios vyks, minimum turbūt 2 metus. Tai fiziškai net negalės atskristi civiliniai orlaiviai, kadangi iš tos bazės pagalbinių takų kils tik tai NATO naikintuvai, tik tai kariniai orlaiviai. Tai jau net ir techniškai neįmanoma išpildyti verslo, sakykime, poreikių. Lietuvoje yra pakankamai daug oro uostų, kuriuose galima suderinti tiek civilinę veiklą, tiek pusiau, sakykime, galbūt karinę veiklą. Ir mūsų tikslas pagrindinis šiai dienai yra toliau investuoti į Šiaulių oro uostą, kad jisai atitiktų NATO standartus, kad jame galėtų leistis F-35 naikintuvai ir kiti didieji kariniai orlaiviai. O kaip atrodo ta infrastruktūra, kur jūs sakote, kad verslas investavo, man yra atsiųstos nuotraukos, kur ant infrastruktūros medžiai auga. Tai aš sakau, ta prasme, tokią informaciją aš gavau. Aš buvau tam oro uoste. Sakau. Ir aš matau savivaldybės infrastruktūrą, kuri ten yra. Gerbiamas Domai Griškevičiui, jeigu jūsų netenkino atsakymas į klausimą, galite jį pakartoti raštiškai, ministras atsakys papildomai. Taip ir sutarkime. Toliau klausia Viktorija Čmilytė Nilsen. Prašom. Dėkoju, gerbiamas posėdžio pirmininkė. Mano klausimas yra ministrai pirmininkiai, gerbiam premjerė, jūs esate ne tik pilietė, jūs esate ministrė pirmininkė ir iš jūsų labai svarbu, manau, žmonėms girdėti ne tik užuojautos, empatijos žinutę, bet ir labai konkrečius įsipareigojimus, ne tik vertinimą, kas buvo gerai, kas blogai padaryta vakar, bet ir kaip ateityje bus reaguojama, jeigu tokios situacijos kartosis. Tai štai norėčiau jūsų tiesiog tokio konkretaus atsakymo į tai, ką jūs manote reikėtų keisti algoritme, jeigu reikėtų kažką keisti algoritme susidūrimo su tokiomis situacijomis kaip vakar, tai vienas dalykas. Antras klausimas, taip pat rimtas šiek tiek iš kitos sferos. Jūs kurį laiką labai aktyvi, pakankamai aktyvi buvote užsienio politikoje ir visai neseniai užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pareiškė tokį smarkiai suskambėjusi pareiškimą dėl to, kad Rusija turėtų vertinti grėsmę Kaliningradui. Į tai buvo plačiai reaguojama. Jūs pritarėte Kęstučio Budrio šitai žinutei, ar manote kitaip? Tai į pirmą klausimą, ačiū už jūsų klausimą. Iš tiesų, dar nuo praeito sekmadienio pasikoregavom veiksmų planą ir dėl to vakar
manau, kad tikrai tarnybos suveikė laiku ir tinkamai, nes laiku gavo zonomis tam tikrose geografinėse teritorijose mūsų gyventojai pranešimus ir tikrai visi pilietiškai į tuos pranešimus reagavo. Be abejo, buvo tam tikrų nesklandumų, kuriuos mes visi ir turėsime ateityje išsitaisyti. Dar turime laiko tam ir tai yra galbūt ir teigiama žinutė. Tiesiog dabar turime neužmygti, bet atlikti tam tikrus konkrečius veiksmus. Ir jau atsakindama prieš tai į klausimą, tam tikrus žingsnius iš mūsų pusės jau įvardinau, kad tiek perspėjimo sistema šiuo metu vertinama ir matėme spragas, tai jos jau yra išdalintos užduotis taisyti ir tobulinti, kad būtų dar prieinamiau ir patikimiau. Taip pat reagavimo procedūros irgi bus peržiūrėtos, taip pat priedangų prieinamumas. Netoleruotina, kad tam tikros priedangos buvo neprieinamos. Tai čia yra ypatingai svarbus savivaldybių vaidmuo, nes savivaldybės atsakingos už objektus ir priedangas, kad jos esant signalui būtų prieinamos. Tai čia, man atrodo, kad reikia išmokti irgi labai stipriai tas pamokas, kurias gavome vakar. Taip pat stiprinamas tarnybų tarpusavio koordinavimas, kad dar greičiau ir dar lankščiau galėtume reaguoti į kilusį pavojų. Ir kartu su Lietuvos kariuomenė ir Krašto apsaugos ministerija be abejo daro savo nuolatinį darbą, tai stiprindami oro gynybos pajėgumus. Ir čia yra labai aiškus planas, tai pradedant nuo trumpo nuotolio detekcijos, kuri turi jau pradėti veikti Liepos mėnesį, iki kitų labai svarbių įsigijimų. Ir greitinam tempus pagal galimybės. Ir natūralu, kad daugelį metų nebuvo gynyba prioritetas, tai šiai dienai šitas prioritetas yra numeris 1 ir visi veiksmai sukoncentruoti į tai. Tai čia pirmas klausimas. Antras klausimas dėl užsienio reikalų ministro pasisakymų. Tai girdėjau ir įvairių pasisakymų, ir dėl nukreipiamų dronų. Tai šiai dienai man atrodo, kad reikėtų susilaikyti nuo aštresnių pasisakymų, ypatingai kuomet mes neturime duomenų, kad tiesioginis yra pavojus Kaliningrado sričiai, tai yra rizikos zona, tai yra Rusija ir bendraja prasme tai yra ta pati teritorija. Bet kalbėti apie tai, kad yra tam tikrų duomenų, kad dronai yra nukreipiami į Lietuvą, tikrai tokių duomenų nėra. Tai šiai dienai, kas svarbu, išlikti ramiais ir aiškiai vadovautis instrukcijom ir nekelti bereikalingų bangų ten, kur jų nėra. Klausia Viktoras Fedorovas, prašom. Ačiū posėdžio pirmininkė, tai klausimas iš tiltų, statomų tiltų ir dingusių tiltų rajono, tiltų ministrui. Dvi geros žinios sekmadienį buvo, viena tai, kad atidarėm 3,5 metų griuvusių tiltą, kita gera žinia, kad naujų tiltų ministerija ir jie Lietuva imasi. Bet, žinot, kaip buvo pasimokyta, aš tikiuosi, buvo pasimokyta iš klaidų, kurios buvo padarytos statant tą griuvusį tiltą. Tai norisi tokios nuomonės būti. Aš aišku parašiau jums raštą, ten konkrečiai dėl Kėdainių klausiu, bet čia toks matyt bendras visai Lietuvai tinkantis momentas. Taip, tikrai niekas nekelia klausimų, kad tiltus reikia tvarkyti, remontuoti, jos daryti, nes jie yra apgailėtinos būklės, tik tais kai kurie tiltai eina miestuose. Ir tas būsimas nedidelis tiltukas yra miesto pagrindinės gatvės dalis ir iš esmės, jeigu jisai bus pilnai uždaromas, jisai bus, vėl grįšim į 3,5 metų istoriją Kėdainius. Aišku, tikėtina, galbūt 10 mėnesių, o galbūt ir ne 10 mėnesių, nes ne visi darbai pasidaro taip, kaip yra planuojama. Ar negalvojate tokiose vietose, kaip miesto vietose, judriuose vietose kažkaip spręsti klausimus laikinaisiais tiltais, laikinosiom jungtimis, kad išspręsti šitą klausimą? Jo labiau, kad yra specialusis transportas, policija, medikai, viešasis transportas, apskritai visas miesto judėjimas, tai tikrai išspręstų, tai aišku, žinoma, brangiau bus tvarkyti, bet tai išspręstų didelės problemas, nes, žinot, Kėdainiams grįžti vėl į tos 3,5 metų
apvažinėjimą dideliais atstumais aplinkui, nepaisant to, kad matai tikslą kitam krante upės, tikrai nesinori ir normalu toks pagristas žmonių yra nepasitenkinimas. Bet pabrėžiu, pats tilto tvarkymo faktas yra geras dalykas, bet sprendimas, kaip tai bus daroma, reikėtų matyti ministerijoje, Via Lietuvoje ir apskritai bendrai prasme rasti sprendimus. Ačiū už klausimą. Tai iš tikrųjų taip vertinsim ir vertinam dabar galimybės, jeigu technologiškai būtų įmanoma, nes kaip pavyzdys yra A1 magistralės Krūnos tiltas, kur laikinas pastatytas, kad nesusidarytų didelės spūstis, nors ir tai susidaro karts nuo karto. Taip pat ir Kėdainių tema bei kitų savivaldybių. Jei technologiškai įmanoma, jei finansiškai tai yra pagrįsta ir įmanoma pagrįsti, tada taip. Tai šiuo atveju įvertinsim, jeigu tai bus įmanoma padaryti. Prieš suteikiant žodį paklausti Vytautui Juozapaičiui, noriu du aspektus atkreipdėmėsi. Pagal klausėjų eilės sąrašą pozicijos atstovai nėra išbraukiami. Kada šis pusvalandis skirtas opozicijai baigsis, bus galimybė eilės tvarka visiems klausti. Ir kitas aspektas, net ir opozicijos prašyčiau vis tiek klausimui minutę. Prašom, Vytautas Juozapaitis klausia. Dėkuoju. Klausimas sveikatos apsaugos ministrai. Vakar visi praėjome tokią netikėtą mokyklą, mobilizacijos. Aš norėjau atkreipti dėmesį į vaikų ligoninėse esančių kūdikių padėtį. Konkrečiai apie Santaros klinikos kalbu, kuomet ištikus tokiai situacijai iš tikrųjų buvo toks pasimetimas ir žmonės nežinojo, ne tik žmonės, bet ir personalas, arba ne visas personalas žinojo, ką tokiu atveju daryti. Turiu minti kūdikius, kurie patys savim negali pasirūpinti ir kurių perkelimas į kitą patalpą taip pat yra komplikuotas, nes jie yra prijungti ir taip toliau. Tada ir tėvai ten esantis yra įkaitais likę. Čia galbūt net neklausimas, turbūt jūs neatsakysit tiesiogiai, bet aš atkreipiu dėmesį, kad tokiu atveju taip pat tokio pobūdžio specifinės ligoninės turėtų turėti savo atskirą algoritmą ir tikrai žinoti, ką daryti tokiu metu. Ir informuotų tuos tėvus, kurie ten yra kartu su tais vaikais ir žinoma ir patį personalą. Tai jeigu kažką pakomentuosite, ačiū, jeigu ne, tai priimkite domėn. Dėkuoju Jums, gerbiamas Seimo nariai, už komentarą ir susirūpinimą. Iš tiesų, vaikai ir kūdikiai ir naujagimiai, apie kuriuos kalbate, yra ypatingos svarbos pacientų grupė. Turbūt reikia aiškiai pasakyti, kad oro pavojaus atveju, kiek personalas ir įstaigos reaguoja į grėsmes, jos skiriasi nuo tai, kas vyksta civiliniam įprastom aplinkybėm. Tai, kad gydymo įstaigos sureagavo į droną ir oro pavojų, mes laikom pažangos žingsnių. Taip kaip premjerė minėjo, mes pamatėm klaidas ir silpnas vietas ir greitai mokomės iš klaidų. Jau šiandien esam paruošę gydymo įstaigom labai aiškius algoritmus oro pavojaus atveju, kuriuos greitų metų ir paviešinsim. Ir iš tiesų ligoninėse personalas daugelyje gydymo įstaigų, bent tą informaciją, kurią aš turiu, elgėsi adekvačiai, tinkamai, bet tikrai atkreipsim dėmesį, kaip pasirūpinti geriau, kad žmonės iš anksto ir personalas taip pat žinotų ypatingai tose ypatingo jautrumo pacientų skyriuose. Ačiū. Klausė Jekaterina Rojaka, prašom. Ačiū labai už galimybę paklausti. Mano klausimas yra skirtas ministrai pirmininkai. Gerbiama premjerė, po antros pakopos liberalizavimo sistemą jau paliko apie 40% gyventojų. Ir dabar jūsų finansų ministras yra pasiruošęs svarstyti valstybės paskaitos naikinimą. Ar tai nėra jūsų manimų kontrolinis šūvis sistemai ir pasitikėjimai? Nes norėčiau priminti, kad kai buvo reformuojama sistema, buvo žadama padidinti jos nuspėjamumą ir atkurti pasitikėjimą sistema. Ačiū. Ačiū už klausimą. Tikrai vyriausybė nežada rengti projekto šiuo klausimu ir šiandien yra svarbiausia pergyventi tą pereinamą laikotarpį, 2 metų laikotarpį. Tai ką svarbiausia mes padarėme,
pristatydami ir įgyvendindami reformą, mes suteikiam žmogui kiekvienam pasirinkimo laisvę. Ir šiandien turbūt turime praeiti tos 2 metus ir išsikristalizuoti, kas tą pasirinkimą padarys. Nes natūralu, kad vieni nepasitikė sistemą, kaip jūs ir minėjot, 40% priėmė savo sprendimą, kiti galbūt dar abejoja, treti kaip tik ateina ir pasirašo naujas sutartis. Tai negalime pirmose įgyvendinimo minutėse arba dienose reformos staiga vėl imti ir keisti ir sistemą pastatyti nuo kojų ant galvos. Tai suprantu įvairius jausmus, suprantu įvairias iniciatyvas, bet šiandien labai svarbu iš tikrųjų išlaikyti pereinamą laikotarpį, pasižiūrėti, kaip žmonės apsispręs, o tik tada imtis tų pokyčių, kuriuos mes pamatysime, kad tikrai šitas laikotarpis parodė, kad reikia imtis. Klausia Simonas Gentvilas, prašom. Dėkoju. Tai gerbiama premjerė, kadangi tą patį planavau klausti, ką kolegė Jekaterina, tai supratom, kad bus neigiama vyriausybės išvada Algirdo Syso projektui. Ar galėsit tą patikslinti? Tai dar nieks neprašė išvados. Jo, bet bus. Sysas registruos, tai norėsim jūsų. O klausimas yra kultūros ministrei. Ar gerbiama kultūros ministrė yra susipažinusi su Juozo Oleko raštu Venecijos komisijoje, kurio turinys nėra pristatytas Seimo nariams ir šiandien buvo balsavimu pasakyta, kad Juozo Oleko raštas Venecijos komisijai nebus paviešintas. Ar kultūros ministrė yra susipažinusi su jo turiniu ar ne? Ačiū. Labą dieną, ačiū už pateiktą klausimą. Nesu raštu nesusipažinusi. Klausia Vitalijus Šeršniovas, prašom. Labą dieną visiems. Norėčiau į aplinkos ministrą kreiptis ir į premjerę, jeigu galima, labai trumpai. Tai Utenoje, pavyzdžiui, yra tokios 5 boilerinės stoja nuo sovietinių laikų, apleistos, kai kurios privatizuotos ir, tarkim, aplinkui renovuojasi kvartalai, viskas labai gražu, o stūkso tokie sovietiniai paminklai. Jie stūkso todėl, kad aplink jų tvarkyti neišeina, nes norint tvarkyti, reikia, kad ten būtų stovėjimo aikštelės ir panašiai, tarkim, jeigu pritaikant verslui ar kitiem dalykam. Dėl šios priežasties turim tokius sovietinius paminklus ir klausimas būtų toks, ar jūs esate susidūrę su tokia situacija, nes spėjo ant visos Lietuvos 600 tokių objektų ir jeigu esate, tai pakomentuokite, jeigu ne, galbūt jūs būtumėte lankstus ten reaguoti, derinti STR ar dar kažką, tai kad nuo tokią problemą būtų praspręsti. Ir premjeriai labai džiaugiuosi atsakymu jūsų apie požiūrį į užsienio reikalų ministro pasisakymą, bet vis tiek, užsienio politika pagal konstituciją yra daryti viską, kad valstybė būtų saugi, kad piliečiai būtų saugus, dirbti, daryti viską, kad kuo mažiau eskalacijų būtų. Kaip Jūs manote, koks tikslas pono Budrio būtent eskaluoti tokį dalyką? Ar čia prezidentiniai rinkimai artėja, ar čia dirbo kažkokiam Pentagonam? Kokia Jūsų pozicija? Vis tiek vertinat kažką, tai galvojat, kas čia jam atsitiko? Aš gal atsakysiu, o po to aplinkos ministras. Tai aš daugiau užsienio reikalų ministro pasisakymą vertinčiau kaip norą naudoti atgrasimo retoriką. Tai labai ir norėčiau, kad mes tikrai daugiau kalbėtume ir naudotume atgrasimą, bet ne eskalacijos retoriką. Tai turbūt toks ir būtų vertinimas. Tai gerbiamas Seimo nary, dėkui už klausimą. Ne konkrečiai apie šitą situaciją susipažinęs nesu. Jeigu pateiktumėte raštu, tikrai mielai išnagrinėtumėm keli galbūt aspektai, nes yra tikrai daug nežinomųjų, ar yra pastatai registruoti, ar suformuota žemė, nesuformuota, kas galų galiai yra savininkas. Šiaip tikrai paskutiniu metu darėm daug žemės įstatymų ir kitose lydimuosiuose pakeitimų, kad spręstųsi tokios situacijos, bet tiesiog tada prašyčiau pateikti raštu konkrečią situaciją. Ačiū. Klausia Jurgis Razma, prašom. Gerbiamoji premjerė, kai jūs dar buvot ministre Gintauto Palucko vyriausybėje, skelbėte viešai, kad parama jaunom šeimoms būstui įsigyti turi būti kelis kart didesnė.
kodėl šitos siekius primiršot, kai tapot premjerė ir turit didesnę sprendimų galę. Ir dėl pačio paramos skirstimo, kuris nuvyko kažkokios loterijos principų per 10 minučių. Kodėl čia nebuvo pasinaudota galimybė, jeigu jau taip rūpinamasi demografinė situacija, kad prioritetą skirstant teikti toms šeimoms, kurios augina kuo daugiau vaikų. Juk būtumėt turbūt galėję aprūpinti visas šeimas eilės tvarka, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, gal ir 2 vaikus. Dabar toj loterijoje nežinia, kas laimėjo. Galbūt daugiausiai laimėjo tie, kurie iš vis neturi vaikų. Ar galima tikėtis, kai jau skiriat papildomą sumą, kad būtent bus skirstoma atsižvelgiant į tuos demografinius dalykus? Ačiū už Jūsų klausimą ir iš tiesų, kuomet buvau ministrė, tai pirmas žingsnis buvo padarytas, sprendžiant paramos būstui problemą, tai panaikinti eilės. Nes jeigu atsimenat, kad iki man ateinant į ministeriją, iki pasikeičiant valdančiai daugumai, tai žmonės stovėjo eilėse po 2 ir 3 metus, nežinodami, ar jų eilė kada prieis tą būsto paramą gauti. Tai šiandien galime pasakyti, kad per praeitus metus eilės buvo panaikintos ir mes pradedame konkursą visiškai nuo nulio. Tai yra pozityvi žinutė. Antra žinutė yra ta, kad taip, be abejo, kai mes nagrinėjame visą paramos sistemą, tai įvairiuose eilutėse, įvairiuose dalyse greičiausiai padarysim išvadą, kad tos paramos ne visada užtenka ir galėtų būti dar daugiau. Tai tas požiūris ir yra. Tai to vedami ir suradome galimybę skirti papildomus 5 milijonus būsto paramai. Man atrodo, tai yra labai svarbu ir svarbu, kad poreikis yra, mes jį matome ir mes tą poreikį stengiamės maksimaliais pajėgumais atliepti. Apie techninės detalės tai duosiu ministrei papildyti. Ačiū gerbiamas Jurgi už klausimą. Iš tikrųjų, mes dabar kaip tik planuojam tvarkų pakeitimus ir galvojam apie pozityvę diskriminaciją, kad ateityje paramą būstui gautų šeimos, kurios neuždirba pakankamai. Yra nustatytos lėšos, kiek reikia uždirbti, kad gaut paramą. Čia yra su mažesnėm pajamom. Tai planuojam peržiūrėti tvarką ir tikrai galvoti apie tai, kad tą paramą gautų šeimos bent jau su vaikais. Bet šiais metais dar likusi ta tvarka, kokia likusi, ir norim peržiūrėti ir teikimo variantus, ir paskirstimo, ir gal net galvoti apie tvarkos šiokį tokį keitimą, nes iš tikrųjų ši tvarka, kaip parodė, jinai yra nepatogi ir nepatraukli. Klausia Kęstutis Mažeika, prašom. Ačiū, posėdžio pirmininkė. Tai mano klausimas gerbiamai premjeriai. Tai norėjau paklausti apie strateginę šaką premjerė, apie žemės ūkį. Taip, jūs puikiai žinot. Tai dabar klausimas toksai. Turbūt ir šiandien mes frakcijų turėjom ūkininkų bendruomenę. Jie lygiai taip verkia kaip ir dangus jau nuo praeitų metų rugsėjo. Ta pieno situacija esant ir galbūt galite atskleisti, kada bus vyriausybės išvada pieno įstatymui, nes tikrai žinau, kad lygtais buvo kažkoks tai signalas. Bet kitas dalykas, ūkininkai lygiai taip pat nežino, kur kreiptis dėl patarėjo, kurį turėjot visuomeniniais pagrindais, dabar neturit. Tai ar ieškote, ar kada bus, ar lauksite, kol grįž tas pats patarėjas, kokia ta situacija, nes turėti ryšį su sprendimų priėmėjais vyriausybė, nes juolab iltis pagalba labai neramina, tai galbūt šioje vietoje tą ryšį kažkaip tai bandysite atkurti. Ačiū. Ačiū už klausimą. Tikrai su ūkininkais ryšys puikus. Ir man atrodo, kad nereikia manęs niekur ieškoti.
kaip jūs mane čia prieš save mato, taip ir ūkininkam aš esu pasiekiama. Kitas dalykas, kad jūs susiminėte apie Iltę, taip, tai man atrodo labai svarbu pabrėžti pozityvę žinutę, kad šiandien suradome galimybę ir čia ūkininkam labai pozityvi žinutė, parodanti, kad tikrai žemės ūkis yra strateginis sektorius, kad Iltė galės skolinti apyvartiniam lėšom jau ne 40, bet 100 milijonų. Taip pat didinam tą sumą, išgirsdami ūkininkų lūkesčius. Visada girdime ir stengiamės maksimaliai atliepti tai, ko nori mūsų strateginė šaka. O duosiu detaliau apie įstatymą ministrui pakomentuoti. Ačiū gerbiamą premjerę, ačiū Kęstutį už klausimą. Tai kaip žinia, pieno įstatymo nauja redakcija Seime buvo užregistruota balandžio mėnesį po komiteto grąžinti tobulinti iniciatoriams ir šių metų gegužės 6 jau po pateikimo komitetas apsisprendė, kad reikėtų vyriausybės išvados. Tai mes išvadą vyriausybės kaip Žemės ūkio ministerija, pradinė išvada, kurią turim derinti su suinteresuotom institucijom, pasiruošėm gegužės 11 dieną, tai yra pirmadienį, bet iš Seimo valdybos sprendimą, kad reikia vyriausybės išvados, gavom tik gegužės 14, nes mes neturim pagrindo vien tik tai jūsų komiteto, nes komitetas kreipėsi į valdybą. Tai jau išvada yra derinama iš karto tik kai gavom Seimo valdybos sprendimą.